pavasaris, ne? Manau, kad metas pasikeitimam. Šitiem jau pusiau žaliem kažkokiem plaukam. Kaip manat, pritarė? Bela. Bela irgi pritarė. Kągi, keičiamės. Darbas atliktas, dabar beliko palaukti pusvalanduką ir tada nuėmus pasižiūrėti, kas gavosi. Baisu, tai ohoho. Norėjau eiti ir į kirpyklą, kad viską man padarytų, bet pagalvojau, ką, pataupysiu pinigus, bet darbėsiu, reikia taupyti pinigus. Pabandysiu pati viską pasidaryti. Nu, žiūrim, ką turim. Nu ką, beliko nusimti rankšluostį, išsidžiovint plaukus ir pažiūrėti rezultatą. Bet aš kai ką prisiminiau. Prisiminiau, kad seniai buvau nusidažius ryžai plaukus ir buvo šilto atspalvio ir man žiauriai netiko. Visus pogelius, visus neligumus, viską išryškino, kas negražiausio ant veido. Ir dabar prisiminiau, kad aš tai čia irgi nusipirkau, man atrodo, šilto atspalvio tą ryžą. Ir aišku, kad dabar gali būti baisiai, nes blemba, bet tai laiku prisiminiau, ne? O atsimenu, kai buvau raudona, tokia į rudumą, į raudoną, tokia šalto, tada gerai buvo. Tai va, žodžiu, jaučiu dabar verkti eisiu, kai nusimsiu rankšluostį. Jo, gerai, pasimatysim vėliau. Štai ir aš. Štai ir mano plaukai. Kaip jums? Aišku, dar nesišukavau ir jie dar drėgni. Reikia išsidžiovint, pasišukuoti ir žiūrėsim tada, kaip bus. Bet, kaip ir sakiau, man šita vat ryža ir nelabai tinka. Na, bet šiaip nieko. Vis tiek norėjau pasikeitimų, tai per daug ir nepergyvenu. Visai patenkinta. Aišku, dar žiūrėsiu. Kai ryte atsibusiu ar neišsigasiu, dabar, kol viską dariausi, žiūrėjausi, nu, liktais nieko. O kai ryte atsibundi ir, kas čia dabar žiūri į mane į veidrodį. Tai va, pažiūrėsim. Ką laukia kitas? Išbandymas kitas mano challenge'as savo pačiai. Reikia nusikirpti plaukus. Iškart gavau, kad eisiu į kirpyklą, bet nusprendžiau ne. Pati nusikirpsiu namuose. Taigi, sekančiame filmuke pamatysit, kaipgi aš savo kerpuosiu plaukus ir kas iš to išeis. Baisu. Susimatysim. Iki.